referendumo dokumentų dėl referendumo paskelbimo patikrinimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo. Tai šitas klausimas jau yra, Rokas Stabinis, prašau. Tai jūs, kurie mes suinteresuoti, bet aš dar matau ir skundą iš kai kurių iniciatyvinės grupės narių ant mūsų dėl vieno mūsų komisijos nario. Tai prašau, Rokas Stabinis. Tai referendumo įstatyme yra aiškiai nustatyti reikalavimai iniciatyvinės grupės surinktų parašų tikrinimui. Tai išeinant iš tų reikalavimų siūlome patvirtinti teisės aktą, kuris šiaip tokio teisės akto referendumo įstatyme patvirtinti nėra numatyta, tačiau dėl aiškumo mes siūlytume patvirtinti rekomendacijas dėl parašų patikrinimo, dėl to, kad vyriausioji rinkimų komisija pati gali nusistatyti tvarką, kuria jinai tikrina tokius parašus. Ir šitose rekomendacijose yra sudėtos bendrosios nuostatos, kaip turėtų, ir kurios paimtos yra iš įstatymo, ir kurios galbūt detaliau apibūdina taip, kaip tie parašai, kokie yra tikrinimo etapai, kada VRK priima sprendimą, kad yra surinkta 300 000 parašų, kada jinai priima sprendimą, kada nesurinkta, kokie yra etapai, kad iš pradžių yra atliekamas vizualinis tikrinimas, kaip yra pasitelkiami rašysenos ekspertai, kas turi būti nustatoma ir visi tokie elementarūs dalykai, kurie numatyti įstatymę. Tai ką galima būtų čia pridėti? Tai yra rekomendacijos, kaip turėtų būti tie parašai tikrinami. Ta tvarka nėra privaloma, tačiau vis tiek jie reikėtų vadovautis tiem, kas tikrina tos parašus. Prašau, Justinas Žilinskas. Pirmininkė, aš norėčiau atkreipti dėmesį tą problemą, kad referendumo įstatyme yra skirtingai reguliuojamas pasirašymus už neįgalius asmenis ir manau, kad rekomendacijoje šitą klausimą turime priimti bendrą sprendimą, ką darome su tuo atveju, kai už neįgalų asmenį pasirašo parašų rinkėjas. Nes čia tiesiog reikia visiems apsispręsti, kad laikytumėmės vienodos praktikos. Tai kaip įsivaizduoju, tai čia... Na tai gerai, tai aš gal surinktume visus klausimus, kurie yra, ir tada pradėti diskusiją. Šiaip tai aš, kolegos, labai norėčiau atkreipti dėmesį, į tą, metodiką, kurią mes tikrinam. Aš matau, kad čia dalyvauja iniciatyvinės grupės nariai, kai kurie jau, dalyvavo vakar vieną neiniciatyvinės komisijos grupės nario surengtos spaudos konferencijai ir, ten buvo skelbiama, kad vyriausioji rinkimų komisija turbūt darė nusikaltimą, kad, šeštadienį, sekmadienį dirbo. Tai aš galiu jūs patikrinti, kad vyriausioji rinkimų komisija tai yra įprastas darbo režimas, per rinkimus mes visą laiką dirbom, šeštadienį, sekmadieniais ir dar 16 000 ir naktim dirbom. Tai mums netgi keistas buvo, netikėtas tasai, sakykime, toksai kaltinimas. Dar, pas prokurorą, kada mes viešai dirbom ir tą, penktadienį esam iniciatyvinės grupės nariais, kad jie čia pridavinėja parašus, tą ir pasakė, kad mes šeštadienį, sekmadienį, darbuosimės ir kad būkit malonus, jeigu norit, galite atvykti. Jokių problemų nėra. Kaip ir šitą mūsų posėdį dalyvauti. Ir aš manyčiau, kad iniciatyvinės grupės nariai, turėtų šiek tiek daugiau rodyti iniciatyvos, ir susipažįstant su tą metodiką. Nes mes iš tikrųjų čia turim kai kurių klausimų. Antras dalykas, aš nemanyčiau, kad, sakykime, dabar aš manau, kad tai iš viso sudėtinga galėtų būti, kaip nors skelbti tikrinimo rezultatus. Nes kada pradėta tikrinti, tik tai, yra pirmas, antras, trečias, ketvirtas puslapis ir jau iš to, daryti kokią tai informaciją, daryti apibendrinimus, aš manyčiau, kad yra neatsargu. Nes po to, visi vieni galvoja, kad mes, truks prieš norim tos parašus pripažinti negaliojančius, kiti atvirkščiai, kad pripažinti galiojančius galbūt aplaidžiai tikrindami. Mesgi turim dirbti objektyviai taip, kad ir jūs patikėtumėt mūsų patikrinimo rezultatais ir patikėtų jūsų oponentai.
Čia be jokių išlygų. O jeigu yra kokie nors vertinimo klausimai, tai aš manyčiau, kad tos klausimus reikia aptarti, argumentus pasakyti ir taip toliau. Mes, pavyzdžiui, konkrečiai susidarėm su neįskaitomam pavardėm. Ką tada tokiu atveju daryti? Išbrokuoti neišeina. Mes dabar pabandom gyventojų registro išklaustų žmogaus domenų. Tai gal jūs, reiškia, kaip referendum iniciatoriai galite atsakyti. Arba mes randam, sakykime, lapą, kuriame, reiškia, pasirašymo datos įvairuoja. Iš pradžių pasirašė, reiškia, vėlesnė data, po to eina įrašas vėlesnės datos. Na, čia kaip viena iš tokių pavyzdžių, jų nerandam daug. Tai galbūt tada galėtumėt jūsų iniciatyvinė grupė, reiškia, pasakyti, pasiūlyti vyriausiai rinkimų komisijai sprendimus ar patys, reiškia, patikslinti, kaip ten yra. Dar kol kas, reiškia, mes dabar suvedam duomenis į kompiuterinės bylas. Kiekvieną bylą, kiekviena eilutė daromas įrašas. Jūs čia ant sienos matot, reiškia, tos bylos tuščią blanką. Aš negaliu dėja ant sienos parodyti duomenis su, reiškia, piliečių vardais, pavardėm, reiškia, kas ten yra įvesta, nes tai turbūt gali pažeisti duomenų apsaugos įstatymą, nes, kaip aš sakiau, mūsų posėdis yra transliuojamas. Iš iniciatyvinės grupės narių mes turbūt, kurie norėtų, reiškia, detaliau susipažinti, ir mes esam pasiryžę susipažinti, bet norėčiau, kad tai būtų daroma per jūsų grupės koordinatorius, jūs esat rinkę tokius, na, kad būtų aiškumas. Nes pas mus prisistato, reiškia, asmo, pareiškia, kad jis yra nepriklausomas korespondentas, o po to parašo patį keisčiausią straipsnį. Tai aš nežinau, ar jo čia tikslas yra kompromituoti vyriausios rinkimų komisijos veiklą, ar nustatyti, reiškia, iniciatyvinę grupę truks prieš vyriausią rinkimų komisiją, tam, kad jinai, reiškia, pultų vyriausią rinkimų komisiją ir kompromituotojos veiklą. Aš nežinau, ar kompromituoti iniciatyvinę grupę, kad jinai, reiškia, galvotų, kad vyriausia rinkimų komisija nesąžiningai ir negarbingai atlieka savo pareigas. Aš manau, kad mes turėtumėm surasti šį čia aiškę kalbą, nes mes esame įstatymai pareigoti patikrinti parašus. Tai mes tą ir darom. Ir mes atvirai pasakius su patikrinimo rezultatais tikrai jūsų pažindinsim, nes nepamirškit, kad jūs turite teisę kreiptis ir į teismą, jeigu jūs nepatenkinti busit vyriausios rinkimų komisijos sprendimu. Jeigu jisai bus. Taip pat, aišku, turi teisę kreiptis į teismą ir kiti, jeigu, sakykime, mes neatliksim to patikrinimo pakankamai kruopščiai. Vyriausia rinkimų komisija, sakykime, tokia veiklos būsena, kada sprendžiama gana aštrios situacijos, yra įprasta. Ir mums, reiškia, šiuo atveju spręsti, kad sprendimas būtų bešališkas, na, sakyčiau, irgi yra įprastas dalykas. Tai šiuo atveju vienintelis variantas turbūt yra tam tikras geranoriškumas. Jeigu mes vienas kitam, reiškia, galvosim, kad vadovautis turim sąmokslo teoriją, iš karto, reiškia, būti nepasitikėjimo pagrindu veikti, nu ką, reiškia, galima ir tokį pagrindu veikti, bet aš nemanau, kad tai būtų konstruktyvus pagrindas. Visi esame Lietuvos piliečiai ir turim, reiškia, išsiaiškinti, ką mes turim. Reiškia, ir manyčiau, kad vyriausia rinkimų komisija ne vieną sprendimą yra priėmus, reiškia, sudėtinga, kuriame, reiškia, surasdavom variantus, kurie, reiškia, atitikdavo iš tikrųjų ir objektyvius dalykus ir atitikdavo objektyvės situaciją. Tai dabar aš nežinau, matau, reiškia, yra keletas rankų. Tai kaip mes, reiškia, visai iniciatyviniai grupiai, aš galiu duoti pasisakyti, bet jeigu jūs turit kokių tai pageidavimų, gal, reiškia, galit Rokui Stabingį, arba iš pradžių gal mes komisijos nariam turim pasisakyti pas mus. Ką? Ne, tai čia rekomendacijos, jie turbūt irgi kažką tai nori pasisakyti, o rekomendacijos, aš noriu jie susipažinti. Taip. Ačiū. Gintaras Jonas Aleknavičius. Vienas klausimas. Toksai. Rinkimų komisija turi nustatyti, ar Lietuvos pilietis pasirašė parašą. Taip? Esminis toksai dalykas. Ar tas Lietuvos pilietis pasirašė? Ar jisai padarė kažkokią klaidą rašydamasis? Ar tai yra tikslas rasti klaidas? Ar iš esmės nustatyti, jeigu yra kažkokia klaida, adrese netikslumas, datą ne tą užrašė ar panašiai. Gal neįskaitoma, tai galima tada rasti pagal numerį, pagal adresą. Žodžiu, mes tikime tikrai ir tikimės, kad rinkimų komisijos tikslas yra nustatyti, ar Lietuvos pilietis išreiškia savo valią, ar neišreiškia. Taip? Ar ieškoti smulkių klaidų? Referendumo įstatymo reikalavimus. Referendumo įstatymas sako, ar yra rinkimų ir referendumo
įstatymą atitinkančių piliečių parašų skaičių. Ne tai, ar jisai iš viso pasirašė, ar nepasirašė, yra kita. Jeigu jūs norėtumėt, kad mes patikrintumėm, ar pilietis pasirašė, tai iš esmės mes turėtume visus Lietuvos piliečius apklausti. Pasirašei, nepasirašei, kur pasirašei, parodyk, ar pasirašei. Ne šitą. Įstatymas sako visai kitą dalyką. Ar parašas autentiškas. Nereikalauja to įstatymas. Įstatymas reikalauja, kad mes nustatytumėm, ar yra, reiškia, tas piliečių įrašų skaičius. Suprantat? Šiek tiek, aš manau, kad mums atramos taškas turėtų būti referendumo įstatymas. Suprantat? Būtent referendumo įstatymas. Nes jeigu jūs, reiškia, na, sakykime, pagal savo nuovoką pradėsit kurti, ar mes pradėsim kurti, reiškia, kažkokius tai nuostatas, tai mes atsidursim aklagavietėje. Mes nesakom, reiškia, aš, pavyzdžiui, nežinau, nenorėjau skelbti rezultatų, bet, vat, reiškia, iš tų, kur elektroniniu būdu pasirašė, tai turim vis dėlto ir ne Lietuvos piliečių pasirašusių. Reiškia, yra. Reiškia, pasirašė, reiškia, ne Lietuvos piliečiai. Nes asmens kodą turi, reiškia, ir tie žmonės, kurie turi teisę gyventi Lietuvoje. Tai va, reiškia, yra keletas žmonių, mes tik tai pradedam tą tikrinimą. Ten turiu pasakyti labai nedidelis skaičius, reiškia, keletas žmonių iš tų 7000 neturi Lietuvos pilietybės. Jie turi Rusijos pilietybę mūsų duomenim, dar kažkokias aš neprisimenu. Reiškia, jie pasirašė jūsų referendumą. Tai ar mums dabar tą dalyką skelbti, kad pasigautų žiniasklaida, pradėtų eskaluoti, reiškia, kas ten taip ir. Aš manau, kad tai yra paprasčiausias dalykas, mes tokius faktus nustatom. Turim tokias galimybės. Tai jūs supraskite ir šiuo atveju, reiškia, kad mes, reiškia, Vyriausioji rinkimų komisija pagal tos rekomendacijas nustato, ar yra įstatymo referendumo atitinkančius reikalavimus. Pilietis duomenys įrašė savo ranką pats, piliečio reikalavimą ten 18 metų, jisai, reiškia, pateikė atitinkamus duomenys ir taip toliau. Jeigu mes, reiškia, keisim tos visus reikalavimus, kokiais tai savo išgalvotais, nu, mums bus sunku nustatyti. O šiuo atveju aš manau, kad galutinį tą visų, reiškia, rezultatų aptarimą mes turėtume padaryti, reiškia, po to, kada jūs pasižiūrėsite mūsų tikrinimo rezultatus ir matysit, ką mes ten radome. Gal jūs ir kitaip žiūrėsit, aš nežinau. Dar kol kas mes tikrinimą neturim. Tai aš nežinau, matau, ponas Panka nori pasisakyti. Prašau. Julius Panka, iniciatyvinės grupės narys. Labai turiu konkretų pasiūlymą, nes turbūt, kad visi sutiksite, kad svarbiausia yra skaidrumas. Kaip jūs, ponas Zenonai, ir sakėt, kad svarbiausiai, kad ir mūsų oponentai patikėtų, ir mes patikėtume, kad Vyriausioji rinkimų komisija sąžiningai suskaičiavo. Tai mes turim labai konstruktyvų pasiūlymą, kad suteiktų Vyriausioji rinkimų komisija galimybę iniciatyvinės grupės nariams po vieną arba po du, arba jų įgaliotiems asmenims dalyvauti šitam skaičiavime. Tada galbūt netgi paprasčiau būtų ir pačiai Vyriausiai rinkimų komisijai, nes mes turim telefonus, galim susiskambinti su tai žmonėmis, kurie rinko, jie galbūt galės paaiškinti, pakomentuoti. Tiesiog toksai būtų prašymas ir pasiūlymas. Ne, tai aš tiesiog iniciatyviniai grupė ir visą laiką mes leisdavom dalyvauti, bet kuriam etapė. Aš nežinau, nusėdėti už komisijos mūsų darbuotojų nugaros, rašysenos eksperto nugaros, tai tikrai turbūt ne, bet kada tas patikrinimas padarytas, susipažinti su jo rezultatais, gal paaiškinimus, kodėl vienaip ir kitaip yra siūloma, tai aš manau, turėtų būti tas daroma. Tik nežinau, kuriuo etapu, reiškia. Mes nenorėtum, kad čia būtų daug žmonių ir trukdymas darbui, nes patikėkit, darbas milžiniškas yra. Mes dabar esam, reiškia, 4 bylas, reiškia, atrinkę, reiškia, gyventojų registrų duomenis, aš neprisimenu, 10 bylų, reiškia, rašysenos ekspertai yra padarę išvadas, bet mes norėtumėm neskubėti, nes kad tos visus dalykus jūs matytumėte, jeigu matytumėte, reiškia, kada nori skųsti, šiek tiek vėliau. Kad mes nepradėtume pagal vieną kitą, reiškia, faktą, reiškia, kažkokią, ar tai jūs per daug nuogąstauti, kad, sakykime, atranda vieną lapą, reiškia, kažką tokio, ar ten, reiškia, atvirkščiai, reiškia, iš to vienos bylos daryti, reiškia, kažkokios tai išvadas. Parašų skaičių, kiek mes turim, tai jūs turite virš 6, beveik 7% viršaus. 320 tūkstančių, taip. Reiškia, tai kiek mes, reiškia, narasim netitinkančių įstatymo reikalavimus, nu, kitas klausimas, aš nežinau. Reiškia, ir tikrai dabar, sakyčiau, labai neatsakinga būtų ką nors prognozuoti.
Nes dar netgi ne visas bylas pradėjom tikrinti. O šiandien, tai aš manyčiau, kad mes, reiškia, turėtumėm priimti sprendimus dėl, reiškia, tų dokumentų tvarkos tikrinimo, reiškia, va tas rekomendacijas aptarti. Justinas Žilinskas siūlo, kad Vyriausia rinkimų komisija apsispręstų dėl vieno atvejo, reiškia, kada patvirtina, reiškia, kad pasirašė neįgalus asmuo pats parašų rinkikas. Reiškia, nes jisai, kaip suprantu, šiuo atveju siūlo, kad tai yra, reiškia, atitinkantis įstatymo reikalavimo dalykas, taip, jeigu aš neklystu. Justinas. Jo, parašų rinkimo lape yra parašyta kitaip, o Živilė Virbalaitė irgi, reiškia, laiko, kad čia atveju, reiškia, įstatymas, ir aš nemanau, kad jinai viena ir keletas kitų komisijos narių galvoja, kad tai netitinka. Iš viso, kiek tokių žmonių mes turim, tai vat klausimas man nežinomas. Mano vertinimu jų ten daug labai nėra. Bet vis tiek, reiškia, kažkokio tai pasiaiškinimo reikėtų. Mes turim du kelius. Vieną kelią dabar iš anksto teoriškai ginčytis iki paryčių, reiškia, kas būtų, jeigu būtų, arba, reiškia, tokius ginčius dabar nepradėti iki galo taip realiai spręsti, o spręsti, reiškia, kada turėsim, reiškia, bendresnį vaizdą. Nu, štai, sakykime, čia penktadienį žiniasklaidos priemonės mus visus labai atakavo, kas bus, jeigu kad tie lapai nepateko į Vyriausią rinkimų komisiją. Kaip mes ar užskaitysim, ar neužskaitysim, nu ir ką mes turim šiandien. Atėjo 4 siuntos. Nu, dar tiesa, aš kaip supratau, vieną siuntą iš Amerikos keliauja su tuščiu parašų rinkimo lapu, jeigu aš neklystu. Jeigu aš teisingai supratau. Tuose lapuose, reiškia, aš mačiau patį pirmą siuntą, yra 9 parašai. Nu tai ką mums? Reikia dėl to laužyti ietis? A čia tie 9 jau, reiškia, dabar, reiškia, yra svarbus ta prasme, kad mes nežinom visų to patikrinimo rezultatų. Ar bus perteklius, reiškia, pakanka, nes mes pagal įstatymą turim nustatyti vieną paprastą dalyką. Ne kiek iki vieno pasirašė, bet ar pasirašė daugiau kaip 300 000, ar mažiau kaip 300 000. Jeigu pasirašė mažiau kaip 300 000 0,5%, nu ten 1500 tada yra, tuomet mes jums duodam 2 savaitės laiką. Jeigu pasirašė mažiau, reiškia, daugiau kaip 0,5%, nu trūksta, reiškia, iki to 1500. Da mes, reiškia, čia tam sprendimai, rekomendacijos yra parašyta, mes tokiu atveju, reiškia, turim pripažinti, kad parašų skaičius neužtenka. Kaip dabar bus, koks mūsų sprendimas? Aš nežinau. Tai manyčiau, kad tas galbūt detalizuotas grupės ginčas, kad nekiltų aistros visokios, nežinau, kada reikia spręsti. Dabar spręsti. Reiškia, ar vis dėlto tą spręsti, reiškia, po to, kai susipažinsit, reiškia, kiek tokių grupių yra ir kiek, reiškia, jos, kokie jis turi svorį. Galvokim dėl šito dalyko. Tai prašau, Justinas ir Valdas Benkunskas nori žodžiu. Prašau. Dėl pasiūlymo su stebėtojais, pirmininkė, aš siūlyčiau, gal jūs galėtumėte tiesiog iniciatyviniai grupiai pasakyti, ką jie pamatys po to, kai mes patikrinsim, kad jie suprastų, kad sėdėt mums už nugaros ir žiūrėti į ekraną ir į lapus nėra visiškai jokios prasmės. Jūs matysit tą patį, ką mes padarėm. Na, paprastai baigėsi tuo, kad pasėdė, reiškia, ir po to nieks nebenori sėdėti. Būna taip. O paskui ateinant gatavo. Aš atvirai pasakęs, tai nieko prieš negu iniciatyvinės grupė, kad ir įdarbinti, reiškia, prie to parašų tikrinimo. Darbas, reiškia, va to kompiuterinės bylos sudarime, galiu pasakyti, yra 24 valandas vidutiniškai, reiškia, reikia dirbti prie kompiuterio. Jo, tai va, nežinau. Va, tai pasėdėt. Gal galite ir su nauda pasėdėti, mes galim, aš atvirai pasakius noriu, kiek galima daugiau tos informacijos sukaupti, jūsų tikrai turėsim prašymus. Jūs ne tik, kad pasėdėtumėt, bet pabandytumėt padėti pavardės mums įskaityti, jeigu negalim to padaryti. Surast parašų rinkikus ar panašiai. Na, aš nežinau tai, bet aš manyčiau, kad pradžiai, kad nebūtų, reiškia, sermiderė, nei jums, nei mums, tai jūs pasakykit, kiek iš jūsų grupės žmonių ateitų. Ir kas konkrečiai ateitų, kad neteitų, reiškia, mums visiškai nežinomi žmonės, kurie parašų. Nu, aš nežinau, kiek reikia. Nu, tai rytoj, sakykim, kiek gali ateiti žmonių. 2-3 ateina pradžiai. Tai kad čia dabar iš posėdį ir dalyvauju su 10.
Tai aš manau, reikėtų su tos grupės iniciatoriais derinti. Prašau, aš norėčiau Rokui Stabingį žodį suteikti. Prašau, Valdai, aš čia dar nuo komisijos darbo pradžios pradėjau jūs maišyti vardais. Niekaip negaliu pasikeisti. Gerbimi kolegos, mano toks bendras pastebėjimas, kad beveik prieš kiekvienus rinkimus mes susidurėm su piliečių parašų rinkimu ir tikrinimu. Ir čia, aišku, yra skirtinis atvejis tuo, kad tas mastas šį kartą referendumo atveju yra didelis, žmonės įdėjo daug darbo ir, aišku, labai tikisi iš mūsų, kad mes atsakingai tikrinsim ir patikrinsim, bet aš nežinau, kodėl mes turėtume savim abejoti, kad padarysim kažką ne taip arba nepadarysim kažką ne taip, kaip paprastai darom. Tai aš visgi siūlau remtis įstatymu. Įstatymas labai aiškiai numato, kaip tie parašai turėjo būti surinkti ir jeigu ten yra kažkokie diskusiniai klausimai, kurie mums užkilo,